Dėkuoju, o dabar periname prie kitų kalbėtojų. Dabar 2 minutėms žodis sutikimės ponė Andrikeniai. Ponas pirmininkė, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų kolegai iš Suomijos, Esko Sepane, nes jo pastangomis pavyko pasiekti kompromisą tarp komisijos ir tarybos dėl EIB paskolų ir bendrijos garantijų. Kaip žinia, Europos parlamentas laimėjo bylą Teisingumo teisme ir atitinkamas tarybos sprendimas buvo anuliuotas, bet jis dar galios metus, kol bus priimtas naujas sprendimas. Komisija pasiūlė bendro sprendimo procedūrą ir dabar mes balsuosime dėl kompromiso, dėl kurio susitarėme trialogo metu ir kuris yra artimas šiai bendro sprendimo prieimimo procedūrai. Svarbu prisiminti, kad EIB buvo pirmiausiai įkurtas finansuoti veiksmams Europos Sąjungoje, o bendrijos garantija yra susijusi su EIB veikla už Europos Sąjungos ribų. Pirmiausia, ta veikla sudaro 10-15% visų EIB veiksmų ir skirta šalims siekiančiams narystės ES, Viduržemio jūros valstybėms, Azijos, Latino Amerikos, Pietų Afrikos valstybėms. EIB operacijos yra labai svarbus vidutinių pajamų šalims ir dabar pasaulinės finansų krizės ir recesijos akivaizdoje šio banko veiksmai tampa vis svarbesni. Aš norėčiau pasakyti, kad mums pavyko susitarti dėl kompromisų visais svarbiausiais klausimais, kaip pavyzdžiui galutinis terminas sprendimui, jis dabar nustatytas balandžio 30 2010 metų. Taip pat sutarėme dėl saulėlydžio nuostatos, kuri numatyta praėjus pusantrų metų praėjus nuo galutinio termino. Tai yra 2011 metų spalis. Aš tikiuosi, kad rytoj mes paremsime visus kompromisus, gerą rezultatą, kurį jau pasiekėme, balsuodami. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite šį pasiūlymą. Dabar ponas Kazaka.